Sveikos merginos, užsukusios į mano siuvinėjimo kryželių kanalą. Sveikinuosi su jumis jau lapkričio mėnesį. Šiandien yra berods 7 diena. Ir sugalvojau, kad norėčiau pabandyti pafilmuoti truputėlį kitokiu formatu. Ne ataskaita, kaip sakant, už praeitą mėnesį, ką siuvinėjau, bet tiesiog gal tokį kaip daugiau vlogą. Tiesiog pasijungiu, kažką parodau, ką šiuo metu siuvinėju ir taip darysiu gal, nežinau, kelias savaitės, gal ir visą mėnesį ir po to tos gabaliukus visus sujungsiu, ir jums parodysiu. Tiesiog dabar filmuoju realiu laiku, ką būtent šiandien aš veikiu, kokį procesą pasiemusi, ką planuoju, kiek planuoju jų siuvinėti ir panašiai. Nežinau, noriu pabandyti, gal šiek tiek atsibodo jau filmuoti tas ataskaitas už mėnesį, tada turiu peržiūrėti praeitą video, kiek maždaug buvau siuvinėjus, tam, kad prisiminčiau, kiek siuvinėjau, nes, jeigu siuvinėjau, sakykime, kaip ir spalio pirmomis dienomis, tai filmuojant lapkritį, už spalio mėnesį visą ataskaitą, tom pirmom dienom sunku prisiminti, kiek ten ko buvo išsiuvinėta. Čia mano mažytis kalba, tai kartu su manim yra. Tai žodžiu sugalvojau pabandyti pafilmuoti tokiu kitokiu formatu, kaip ir telefonas gal šiek tiek juda, su kuriuo filmuoju, nes filmuoju be stovo, tiesiog iš rankoje laikydama. Tai pabandysiu jums ir parodyti. O čia jūs matot, kokią gražią kasytę, kokios spalvytės. Fainos, labai man patinka. Tai turbūt jau supratot, kad čia mano naujas procesas, kuris buvo pradėtas spalio 28 dieną, man atrodo, štai toks švyturys. Ir aš žinokit, kaip užsikabinau, tai aš siuvinėjau jį, galima sakyti, jau 8 dienas iš eilės. Buvau dar įterpus šiek tiek vieną darbą spalio, gal paskutinę dieną. Tai parodysim, kiek turiu. Aš jo. Tai štai. Koks grožis. Takelis jau matosi. Tie žalumynai kupščiukai. Gėlytės. Čia dar nedarytas nei bekas, nors apačioje čia jo beveik nėra. Tai Dimensions. Gražiai gula siūliukai, kaip matot. Tikrai patinka man. Čia nemažai bus mazgelių. O čia aš susifokusuosiu. Matosi kiek mazgelių. Apačioje beko nėra. Bekas prasidės jau prie akmenų, prie to skardžio. Tai labai mėgaujuos šito darbo. O žinot tokį dalyką, girdėjau pas kitas siuvinėtojas sakant, aišku, man atrodo, gal ne pas lietuves, bet siuvinėjant švyturį reikia sugalvoti norą. Ir kai tas darbas bus išsiuvinėtas, tas noras išsipildo. Tai nežinau, tai aš su ta intencija ir siuvinėjau šitą darbą, kad esu sugalvojus norą. Ir labai noriu, kad jis išsipildytų. Tai gal dėl to šito darbo taip ir negaliu paleisti. Tai Patinka. Patinka. Yra dar 3 tokio pačio formato, kaip sakyt, toks pats dydis, tas 12,7 ant 17,7 cm. Tai yra dar 3, man atrodo, tokie švyturiai, tai aš irgi juos norėčiau išsiuvinėti. Tai manau, taip ir darysiu, kad pabaigusi šitą, įsigysiu vis naują Dimensions tą švyturiuką. Ir toliau taip tęsiu su švyturiais. O po to norėčiau, yra didelis Dimensions, man atrodo, Rocky Point, jei neklystu, jei dabar čia gerai pasakiau tą pavadinimą, bet man atrodo yra toksai didelis švyturys ant tokio didelio skardžio. Jau visai kitas formatas, kiti centimetrai, tai tą norėčiau pasiuvinėti. Tai žodžiu,
dabar va turiu tiek. Nežinau, pasiuvinėsiu dar kažkiek, pasijungsiu jums vėl parodyti, ką. Tai va. Tai po akimirkos susitiksim, mergaitės. Na štai merginos praėjo porą dienelių. Tai va, ką turiu šiai dienai. Savo švyturiuko. Va jau pradėjau čia va švyturio to namelio langai. Tai va takelis kaip fainai atrodo. Taip, kaip žiūriu realiai, tai va kur yra parodytas jau tas paveiksliukas, tai jisai man šiek tiek šviesesnis negu pas mane realiai gaunasi. Ane? Va žiūrėkit. Nu, aišku, spauda yra spauda, kaip sakyt. Bet va, nes ir takelis, viskas, nu tikrai ryškiau. Nėra dar beko, nieko beko nedariau. Tai vat. Šiai dienai turiu 41%. Nu, čia pirmas mano toks darbas, kad vat paėmus ir iki 40% aš dėjau, kaip sakant. Tai va, parodau. Dar yra čia tuščių vietų, kur noriu užpildyti. Ir nežinau, dar pasiuvinėsiu iki to namelio. Nu, noriu maždaug va, taip, va, iki čia taip pasiuvinėti. Čia jau bus apie 50%. Ir gal truputėlį atidėti keliom dienom. Reikėtų paimti tigrą pasiuvinėti. Nes su jo kryžiuku namuose dalyvauju tam kasmėnesiniam atsiskaitime. Tai šį mėnesį reikia padaryti 1000 kryželių. Tai vat reiktų paimti tigrą padaryti. Pasiuvinėti. Padaryti tą normą. Bent jau tiek. Tai va. Fainai gaunasi. Patinka man Dimension siuvinėti. Man tas ir įdomu, kad va 3 siūlais, va čia tie pusinukai, 2, kryžiukai 2 siūliukais, bet va įdomios tos skirtingos variacijos siūlų. Tai ir efektas toks įdomus gaunasi, kur storesnis siūlas, tai tokie kaip iškilimai gaunas, nu fainai. Tai va. Ir va dar ką noriu parodyti, ką gavau. Pažiūrėkit, kokių gražuoliukų gavau. Va, bus kokių magnetukų. Fainučiai. Užsakiau, kad pasidaryti savo, bet man visų nereikės, tai nežinau. Perleisiu, kas norės. Po to dar va keletas tokių. Tai jau eisiu šiandien pasidaryti. Va tokie inkariukai. Irgi labai fainučiai. Va šitas tamsus man patinka labai. Gal jis labiausiai ir patinka. Bet va. Ir dar vieni, kurių aš turbūt visų noriu savo. Nu, gal išskyrus ten keletą tokių. Bet galima sakyti, aš jų noriu visų. Nu, tokie visi. Tai galvoju, galėjau užsakinėti truputį didesnius. Tokie gražuoliai, pažiūrėkit. O dieve, kiškutis tas, genys. Genys čia tikriausiai. Voverytė. Va šitas labai gražus. Šitas. Nu, gražiausias tai man čia tas zuikis. Labai super. Gražuoliai. Va, ir dar laputė. Nu jau laputė. Pažiūrėkit, koks grožis. Tai va, kiek bus magnetukų. Tai va, šiam kartui norėjau tiek parodyti. Nu, susitiksime vėliau. Na štai, merginos, ateinu pasirodyt. Čia man rodos jau yra 62
2 procentai, jei neklystu, jei gerai pamenu. Nu, ko čia šnypščiat, katytės čia mano triukšmauja. Žodžiu, va, jau matosi. Padariau ir prancūziškus mazgelius. Čia patys pirmi tokie buvo didoki, po to aš juos padariau mažesnius. Gražiau atrodo. Tai va, mazgeliai 3 spalvų. Truputis yra ir beko jau. Tai va. Reikės jau perkelti lankelį. Ir čia bus labai daug pusiniais viršus. Pabaigti švyturį patį. Tai va, bet truputėlį aš jį jau atidėjau į šoną, kad truputį nuo jo pailsėti ir pasiėmiaugi savo tigrą. Va. Tigrą savo pasiėmiau. Tai jau siuvinėjau vakar šiek tiek, buvo va čia tokių tarpų, tai aš užpildžiau, pradėjau čia, tai dabar nežinau. Kokį galvoju 1000 kryželių padarysiu ir vėl grįšiu tikriausiai prie švyturio. Nes, kaip sakiau, norisi man jį, kaip pradėjau, tai taip iš karto ir pabaigti, neatidėti kitiems mėnesiams ir panašiai, kaip darau su kitais darbais, kad po truputį vis pasiuvinėti. Tai vat. Va, kaip mano gražuolis atrodo. O gal nežinau, gal užsikabinsiu ant tigro ir gal išeis man pagaliau tas akis išsiuvinėti. Aš čia planuoju, bet guguoja mažylis. Tai va, neliūdna man. Katės aplinkui, vaikas, žodžiu, linksma. Linksminamės. Tai va, tai tiek mergaitės. Liko dar, galima sakyti, pusę mėnesiuko. Tai kokiu čia dar aš tų darbų imsiu, nu, tai pamatysim ateity. Tiesiog šį mėnesį siuvinėju spontaniškai. Imu, ką noriu, ko nori širdis. Nu, aišku, tas spontaniškai, susiplanavau tą švyturį, aš tiksliau neplanavau aš jo pradėjau netikėtai, bet taip sugalvojau, kad pradėjau, kaip ir sakiau, noriu pabaigti, tai aš jį siuvinėju, bet apie kitus darbus absoliučiai negalvoju, ką aš čia norėčiau pasiuvinėti. Tiesiog, va, tigrą siuvinėju tik tam, kad atsiskaityti reikia 1000 kryželių. Aišku, patinka man jį siuvinėti. Tik vat gaila, kad tų savo normų nebepadarau. Nuplaukė mano pabaigtuvės prieš naujus. Tigro, tai va. Tai žodžiu taip. Siuvinėju, ko geidžia širdis. Tiesiog. Na, tai sveikos merginos. Ilgokai nefilmavau. Šiandien yra paskutinė rudens diena, tai yra lapkričio 30 diena. Rytoj jau oficialiai žiema, nors už lango jau balta visą savaitę, gal daugiau. Tai va, kaip sakiau, ilgokai nefilmavau, keletą dienų ir nesiuvinėjau. Tai čia va mano pusryčiukai, pusryčiauju, dar rytas yra. Tai va, o aš parodysiu jums, kągi aš čia nuveikiau per tas dienas. Nors nefilmavau, bet siuvinėjau. Tai va, padariau normą tigro. Va, čia jau matosi akytė bus. Ir va, kaip išsiuvinėjau va šitą va akytę, aš labai noriu va čia viską užpildyti. Kad pasimatytų jau ta visa akis, o gal net ir antrą. Va, čia va bus antrą padaryti. Tai nežinau, gruodžio mėnesį. Nors gruodį labai noriu siuvinėti viskas, kas žiemiška, kalėdiška. Taip nežinau, va taip va labai daug norisi man tų procesų žieminių. Pajausti tą tikrą kalėdinę dvasią. Tas artėjančias šventes. Bet labai ir noriu tigrą siuvinėti. Tai va. Tai ką čia man, va, kaip matot, pavyko čia papildyti. Čia ta gėlytė, čia dar bus lapai. Va čia truputį, nu ir gavosi čia susidarė tas 1000 kryželių. Palyginus tai,
kas buvo ir kas dabar yra, nu tai nieko čia daug tų kryžiukų neprisidėjo, nors realiai jų 1000 visas. Tai va, tai tigras ir štai kiek turiu švyturio. Jau perstačiau lankelį, čia va padarytas ir bekstičas, prancūziški mazgeliai. Va, jau baiginėju patį švyturį, čia nedaug tų kryžiukų liko. Balta spalva, man atrodo, tik tai užpildyti tarpus ir bus visas švyturys baigtas, aišku, bekstičas. Nu ir va čia liko tas fonas. Čia, kaip sakau, dangus, debesys liko. Va kaip bus. Kaip atrodys. Pabaigtas. Tai aišku, aš jau lapkritį pabaigti jo nebespėju. Šiandien siuvinėsiu kažkiek, aišku, pusiniais, tai čia visai greitai. Na, va, vakar pasiuvinėjau gal kem minučių. Tai ką aš va čia, va, šitom spalvytėm. Žalia čia ta žaluma, tą geltoną spalvą siuvinėjau. Čia va tais pilkais pusinukais. Čia dar šiek tiek. Nu, tai sakau, per kem minučių, tai taip atrodo nemažai pasipildė. Tai va, kiek turiu. Patinka man čia šitas greitas toks rezultatas. Galima sakyti, visą mėnesį aš tik šitą darbą ir siuvinėjau. Aišku, mano dabar siuvinėjimo tempai tai labai maži. Kaip sakau, mažius to dėmesio reikalauja. Nori žaisti kartu, nori kažką veikti, tai aš jau prisėdu pasiuvinėt, kai arba vyras su vaiku, arba vyresnėliai grįžta iš mokyklos ir su mažim pabūna. Tai jeigu neturiu kažkokių namų ruošos darbų didelių, tai galiu tada skirti laiko savo siuvinėjimams. Norėtųsi daugiau man jo skirti, nu bet kiek išeina tiek. Džiaugiuosi, kad ir kažkiek man pavyksta pasiuvinėti. O dabar kaip žiūriu, nu kaip gražiai atrodo. Dar bekstičas bus švyturį. Aplinkui apsiuvinėsiu foną ir padarysiu bekstičą, kad jau čia taip žiūrėčiau. Ir grožėčiausi. Ir liks tik tais pats fonas. Aš manau, kad gruodžio kelios dienos ir aš čia pabaigsiu. Tai va, šiandien gal pavyks iki kokio 80% padaryti. Taip galvoju. Fainai būtų. Tai va. Tai mano tokie va siuvinėjimai. Lapkritį. O, jau mažos rankytės. Jau čia lenda mažos rankytės. Labas. Čia tau negalima, čia mamos adatos yra. Taip, aš viską patrauksiu, nes jis jau toj paims. Tai vat. Tai tiek. Tai aš nežinau, aš tikriausiai, žinokit, jau sumontuosiu tuos čia gabaliukus, ką esu prifilmavus per lapkritį. Ir įkelsiu. Tai va tiek. Aišku, gal liūdnokai. Čia šitas bus kažkiek liūdnokas, kaip sakau, nebus tų procesų kiekio. Yra tik tai 2 darbai, kuriuos siuvinėjau. Tai va, bet fainai, džiaugiuosi. Aš labai džiaugiuosi tokiu greitu pabaigtuku, beveik pabaigtuku. Nu, kuris įvyks tikrai ne už kalnų, kaip sakau jau. Tai ką, merginos, tiek tada. Atsisveikinu ir iki kitų video. Ate.